Bet esam girdėję, kad Dievas vienas, bet ir jos asmenyse, kitai galėtum sakyti, kabutėse, Dievas yra bendruomenė. Ir tikėjimo kelionėje mes ne po vieną keliaujam. Taip, amžinybėje bus veido į veidą su Dievu, bet jeigu Dievas bendruomenė, tai ten mes būsim į veidą su trejybinė Dievu. Evangelija sako, kad ir tikėjimo kelionėje to paralyžiuotojo pagydymas, ne jis vienas kaip nors ėjo prie viešpaties, jam kiti padėjo. Ir ta tikėjimo kelionė, kaip matot, Evangelijoje kūrybinga, reikia stogą praardyti. Tikėjimas yra dinamika, joje daug kūrybos. Ir adventas, ir Jėzaus atėjimas, ir taip, kaip mes galvotumėm, kaip šiandien Jėzų pasakyti kitiems arba paliudyti kitiems, prašykim Dievo malonės kūrybingumo. Amžiai keičiasi, tos pačios formos, kurios buvo viduramžiuose, jos galbūt šiais laikais neveiks. Kūrybingai paliudyti Jėzų. Ir vėl ne vienas sugalvosim, mums reikia kitų. Kai advento laikas, ne vien pats galvok, ne vien aš galvoju, kaip Dievą paskelbti, bet žiūrėk, kaip kiti skelbia. Net ir šis mūsų interviu yra kažkieno sugalvota, kažkieno filmuojama, kažkieno kalbama, ieškoma vietos. Tai ir yra kūryba, kurio Dievas įkvėpia. Šitų įkvėpimų klausykimės kituose. Patys esam kūrybingi, siūlykime. Ir tada vaisius koksai paralyžiuotasis pagydo, įvyksta atleidimas. Dievas save apsireiškia ne vien mažu kūdikėlio bejėgiu, bet ir galingo Dievu, galingo tuo būdu, kad atleidžiamos nuodėmės. Žmogus pajėgt gali atleisti su Dievo pagalba savo, kitiems. Jam yra atleidžiama. Adventas kūrybingos meilės, kūrybingo būdo, kaip Jėzų paskelbti metas. Taip pat matykime ženklus, kaip kiti jį skelbia, kaip kiti įkvėpia, kaip kiti pasiūlo viešpatį atrasti tokiame pasaulyje, koks jis yra dabar. Viena yra tikra, ir į tokį pasaulį Dievas ateina, jame gyvena, nepaisant žiauraus karo kur nors, nepaisant mūsų kokių nors iššūkių, Dievas kūdikis ir Dievas, galingas Dievas gyvena tarp mūsų.